kaip jūs pati apibrėžtumėt, kas šiandien yra tas modernus ūkis? Na, modernus ūkis šiandien nėra vien daug technikos ar kitos brangios įrangos. Modernus ūkis tai toks ūkis, kuris su mažesniais resursais pasiekia daugiau. Tai būtų daugiau pelno, daugiau aiškumo, mažiau streso, mažiau švaistymo. Kas, kada, kaip daroma, kad nereikėtų nuolat gesinti gaisrų, kaip dažnai ūkiuose būna. Naudoja technologijas ten, kurios realiai atsiperka, o ne dėl mados. Taupo laiką, žmogaus energiją. Ir svarbiausia, modernumas prasideda ne nuo naujos technikos, o nuo aiškumo, kur dingsta pinigai, kas užima laiką ir kur yra didžiausi nuostoliai ūkyje. Kodėl tam ūkininkui toks svarbus tas žvilgsnis iš šalies? Na, pats ūkininkas dažniausiai nemato, būdamas nuolat tame ūkyje, kur gali būti tos problemos. Žmogus atėjęs iš šalies, jisai labiau pamato, kaip kas galėtų būti geriau.